Ypatinga diena mano gyvenime iš tikrųjų yra vasario 15 diena. Šiandien švenčiu lygiai 6 metus blaivybės. O rytoj švęsiu 38 gimtadienį. Tai kažkada pačioj pradžioj, kai išblaivėjau, iš tikrųjų toks buvo, kaip čia pavadinkim, egoistiškas noras, kodėl aš nepagėriau iki savo gimtadienio, galėčiau švęsti iškart vieną dieną, ta prasme, tiek savo gimtadienį, tiek blaivybę. Ir kažkada netgi buvau programėlėj pasižymėjęs, kad išblaivėjau 16 dieną vasario, nors iš tikrųjų išblaivėjau 15. Bet po kurio laiko, pasikeitus mąstymui, ašgi savo, ta prasme, pasakiau, kaip aš galiu apgaudinėti save ir kitus. Taigi aš išblaivėjau 15. Tai po kokių 7 mėnesį, gal 8 mėnesį blaivybės programėlėj persitaisiau datą į 15 dieną. Tai va, o jeigu nuo pradžių, labai daug nenorėsiu gal kalbėti, kaip tenais aš geriau labai linksmai ir kaip buvo, visko buvo iš tikrųjų. Ir gal pasakysiu tai, kad užaugau šeimoje, kur mėgsta kai kurie alkoholikai, kai dalinasi tokioje tarybinėje šeimoje. Tėvas alkoholikas, mama mokytoja buvo, užaugom 3 vaikai. Aš jauniausias, na taip, nežinau, likimas ar tiesiog taip mūsų užprogramuota giminės linijoje, kad mes su broliu alkoholikai tapome, o sesuo gyvena su antru alkoholiku vyru. Ir seniau labai pykau iš tikrųjų ant tėvo, kad jisai nerodė dėmesio, nemylėjo mūsų, smurtavo prieš mus, prieš mamą. Bet atėjus tam suvokimui, kad jis taip pat ligonis, serga taip pat alkoholizmu, kažkaip palengvėjo ir jis tiesiog, mano manimu, taip pat nesuvokė, nemokėjo gyventi blaiviai. Taip pat kaip ir aš nemokėjau gyventi blaiviai. Tai jeigu einant į tą vaikystę, pirmą kartą pavartojau alkoholio sąmoningai, gal 12-11, kažkas tame tarpe, aš tiksliai nepamenu, kiek metų buvau, bet žinau, kad buvau dar vaikas ir rūpėjo dar visai kitokie dalykai. Tik pamenu tą jausmą, kad išgėrus man dingo visi mano kompleksai, visos baimės, nepasitikėjimas savimi, atsirado daug drąsos. Ir tik analizuodamas save dabar, aš supratau, kad galbūt tuo momentu aš ir, ta prasme, tapau tas alkoholikas, pavadinkim taip, nes aš kaskart, eidamas į kažkokią diskoteką, balių šventę, siekdavau tos būsenos ir aš iš karto ankstyvoje jaunystėje praradau tą gebėjimą kontroliuoti savo išgeriamo alkoholio kiekį, nes man neužtekdavo ten 1-2 alaus ar ten 3, kai mano bendramžiai galėdavo ten keletą alaus išgerę, ten linksmintis, šoktis su panelėm ir panašiai. Man reikėdavo visada iki pergalės, pavadinkim taip. Tai prasme, kad nutrūkti, nusmigti, ganėtinai anksti prasidėjo tos atminties praradimai ir tiesiog, tuo laiku man tiesiog aš nesusimašiau, atrodė tai normalu. Ir tik galbūt vėliau, jau kai buvau kokios 18-19 metų, aš pastebėjau, pamaščiau, kad aš geriu ne taip kaip mano bendramžiai, kad jie linksminasi, jie, ta prasme, išgeria keletą ten alaus, keletą taurių, atsistoja ir gali, ta prasme, išeiti namo. Bet
aš, ta prasme, man keista būdavo, kaip galima palikti vakarėlį, kai pilnas stalas nustatytas tam degtinės, alaus ir taip toliau. Ir nesuvokiau to, kaip taip manoma. Ir, ta prasme, jaunystėje visko buvo iš tikrųjų, ir buvo ir linksmų tų vakarėlių, ir liūdnų vakarėlių, ir policijos buvo visokiausių atvejų, ir muštynių, ir, vienu žodžiu, visko buvo. Ir galiu tik tais pasakyti tai, kad viskas, kas įvyko, gera, bloga ir nelabai malonaus, buvo apsvaigus nuo alkoholio. Ir išėjus į tą, pavadinkim, savo tokį kaip čia pavadinkim, baigus mokslus, jau vis tiek turėjau stotis ant savo pečių, dirbti, išvykau į užsienį, tada pirmą kartą aš išvykau 18 metų pas seserį į Angliją. Ir jau tada man pasireiškė tas toks, pavadinkim, daugiadienių gėrimas, man buvo 18 metų. Ir po tų tokių daugiadienių, ta prasme, mes ten, tarkim, visą savaitgalį prageri ir norisi dar, bet reikia eiti darbą, nes vis tiek esi užsienio šalyje, atvažiuoji užsidirbti. Tai man jau kažkaip, ta prasme, prasidėjo tas toks, kad nenoriu, bet reikia. Ir per prievartą eidavau į darbą, nors nenorėdavau. Bet esmė tame, kad vėliau pasireiškė tas, kai jau buvau Lietuvoje, aš užgerdavau ir man, ta prasme, nebereikdavo eiti į darbą, nes aš gerdavau. Ta prasme, kam eiti į darbą, jeigu geri. Ir išmes susirasiu kitą. Tai va, o grįžtant prie tos 18 metų, tarkim, tame laikotarpyje, jau kiti žmonės pastebėjo, kad, ta prasme, aš vartoju pernelyg daug alkoholio ir jau pradėjo man garsiai apie tai sakyti. Tai yra mano artimieji, mama ir sesuo. Bet, ta prasme, mama pasakė, kad, sako, tu eini tėvo pėdom. Aš sakau, kad čia nusišneki, sakau, aš tikrai nebūsiu toks kaip tėvas. Ir jau ganėtinai anksti iš tikrųjų pradėjau galvoti apie, ta prasme, kad gyvenimas nemielas, kad aš esu niekam nereikalingas, kad man, ta prasme, nesiseka daugybė tų, kaip čia padinkim, gyvenimiškų sferų, nei moksluose, nei darbuose. Ta prasme, tokias mintis pradėjo, kaip čia, atsirasti galvoj ir tiesiog užeidavo tarpais tokiais apie tą galimą, tarkim, savižudybę, taip pavadinkim. Ir baigus mokslus, grįžus į Lietuvą, iš tikrųjų, man atrodė, kad visi savaitgaliai, ta prasme, su draugais, baliai, festivaliai, jaunas žmogus, atrodė normalu, kad gali gerti, ta prasme, gali atsipalaiduoti, visgi jaunystę reikia, kaip sakant, išnaudoti tai ir vis tiek vieną kartą gyvename, tai visai normalu baliavoti ir nekreipti tai dėmesio, ką tau žmonės sako ir panašiai. Tai va, po vidurinės tada grįžus įstojau į kolegiją. Studentiškas gyvenimas, kartais pagalvoju, kad pragėriau 3 metus ir dar diplomą gavau. Ir buvo tų situacijų, kad ateidavau į kolegiją ir girtas, ir buvo ir dėstytojai išprašė tiesiog, gal tu važiuok namo pailsėti. O aš ne, aš noriu atsiskaityti darbą. Ir žodžiu, ir egzaminai, ateini egzaminus irgi girtas. Tai prasme, tokia beprotybė prasidėjo. Po mokslų įsidarbinau, ta prasme, baigus mokslus įsidarbinau tokioje įmonėje, kuri važinėja
veždavom krovinius į Norvegiją. Ir tada prasidėjo mano tas toks, kaip pavadinkim, nevaldomas gėrimas. Aš, savaitę dirbdavau, savaitę gerdavau, nes savaitę laisva būdavo. Ir man atrodė, kad, aš galiu savo tai leisti, nes aš labai sunkiai visą savaitę dirbu, vairuoju naktimis, ten labai daug vairavimo. Ir nežinau kodėl, aš labai dažnai vairuodavau iš pachmielingas, pavadinkim taip, bet vis tik Dievas saugojo ir išsaugojau tą vairuotojo pažymėjimą, nors pirmam studijų kurse buvau jį praradęs, bet atgavau. Tai gal aš noriu eiti prie tos esmės, kad prasidėjo tas toks nevaldomas gėrimas ir man atrodė tai normalu. Ir atsirado mergina, kaip ir buvau biškį pristabdęs tos arklius, bet vis dėlto vis tiek dažnai išgerinėdavau, praktiškai kiekvieną dieną gerdavau po keletą alaus. Ir atėjo gyvenime toks laikotarpis, kai ta mergina pastojo ir aš pamenu tą dieną, kai jinai pasakė man, kad jinai laukėsi ir man tiesiog toks kaip žaibas trenkė per, nemoku, toks išgastis, labai didžiulis išgastis, kad reikės dar rūpintis kitų asmenių. Aš tiesiog išsigandau baisiausiai ir man prasidėjo tas toks, aš kaip pamenu, tas toks besaikis, visiškai besaikis gėrimas. Ir aš kai grįždavau iš tų reisų, aš tiesiog netgi išprovokuodavau konfliktą, kad mes susipykę, aš galėčiau staigiai šauti parduotuvę, prasinešti alkoholio, o jinai susikraudavo visas manatkės ir pas mamą išvažiuodavo. Tai aš labai tuo metu apsidžiaugdavau, nes galėdavau savo ramiai vienas pats, niekam netrukdamas, keletą savaičių pabaliavoti. Tai ir tai tęsiasi ganėtinai ilgai, keletą metų, kol atėjo tokia diena, kai mano vaiko motina man pasakė, sako, klausyk, aš radau skelbime tokią vieną moterį, kuri ten pabūrė ir žodžiu, ten viskas sutvarko tos reikalus, jinai dirba su tais alkoholikais. Ir man, tinka, sako, aš nuvažiavau pas ją. Tokia juokinga iš tikrųjų istorija, bet noriu tai papasakoti, kadangi prie ko priveda, tas gėrimas ir ko mes griebėmės. Tai aš pas tą būrėją buvau 2 kartus, nes po pirmo karto nepaėjo ir po antro nepaėjo, nes po pirmo iškart bandžiau pabandyti, ar veikia jos metodai. Tai jinai ten kažką pabūrė, sako, viskas, mokėsi saikingai gerti. Gerai, grįžau namo, pabandom. Tai nelabai gavosi, ten savaitę pragėriau gal. Ir paskiau po tos savaitės aš jai paskambinu, sakau, nesuveikia. Sako, atvažiuok dar kartą. Atvažiuoju dar kartą ir vis tiek nesuveikia. Paskiau atėjo tas toks gėrimas. Aš savaitę ten 2 gerdavau, kokį mėnesį 2 negerdavau, dirbdavau, visas tas chaosą išsitvarkydavau, ten tas mes taikėmės, ten belekė kartų. Ir paskiau galų gale man sesuo sako, klausyk, o gal tau depresija? Sako, man depresija. Tada susiradau psichiatrą, nuvažiavau pas psichiatrą, ten pasikonsultavom, bet aš psichiatrui išvis nei vienu žodžiu neužsiminiau, kad aš vartoju labai daug alkoholio. Išvis nieko. Sako, gerai, matau, tau ten sunku, emocijas valdyti, visą kitą, ten mintis apie savižudybę, Sako, aš išrašysiu tau keletą vaistų, bet sako, ar tu sugebėsi nevartoti alkoholio? Be problemų. Nes aš jų neturiu. Neturiu problemų su alkoholiu. Tai mano buvo pirmoji blaivybė, tokia ilgesnė 7 mėnesiai.
Aš kažkaip iškentėjau tos 7 mėnesius, bet aš buvau visas piktas, urzgiantis, piktas ant viso pasaulio. Aš važinėdavau toliau į tą Norvegiją, matydavau, kaip mano draugai geria, bet ir atėjo ta diena X. Aš noriu pabrėžti, dabar noriu biškį paskaityti iš knygos. Čia iš skyriaus daugiau apie alkoholizmą, paskutinę pastraipą, nes tai man veikia iš tikrųjų. Čia aprašyta apie mane jo, kad tam tikrų momentų alkoholiko protas negali veiksmingai apsaugoti nuo pirmosios taurelės. Apsaugoti savęs negali nei jis, nei bet kuris kitas žmogus iš šalies, išskyrus retus atvejus. Apsauga turi ateiti iš aukštesnės jėgos. Tai va, aš dabar 6 metai blaivas ir pamenu tos laikotarpius, kai aš tiesiog man užeidavo tą, mes vadinam tai pirmos taurės beprotybė. Ir man dingdavo visas aplinkui pasaulis. Man nerūpėdavo nei šeima, nei sūnus, nei darbai, niekas. Aš kai užgerdavau, tiesiog numesdavau telefoną kur nors į kampą. Su manim niekas negalėdavo susisiekti. Ir visi žinodavo, jeigu Imantui neina priskambinti, reiškia jisai geria. Leisk jam pagerti 2 savaitės, jisai pats paskui pradės ieškoti, atsiprašinėti. Daugybę kartų atsiprašinėjau darbdavio, kad daugiau tai nebepasikartos, bet tai pasikartodavo. Ir atėjo ta diena, kai man pasakė viskas, tu daryk, ką nori, arba tu nebegeri ir gydaisi, arba koduojasi, dar kažką darai, arba mes skiriamės. Ir tada aš atsidūriau pirmą kartą anoniminio alkoholikų susirinkime prieš 8 metus, daugiau negu prieš 8 metus, bet aš ėjau ne savo noru ir aš ten visiškai nesiklausiau, ką žmonės pasakojo, kad ten yra kažkoks veikimas, kad yra kažkokie 12 žingsnių programa. Aš ten keletą kartų pasivaikščiojau ir aš vis dėlto išvažiavau į užsienį uždirbti pinigų, nes man reikėjo skolas atiduoti. Ir aš toliau geriau, ta prasme, aš ne iš karto geriau, bet po 3-4 mėnesių man užėjo ta mintis, kad aš šį kartą tikrai suvaldysiu tą savo gerimą. Šį kartą bus kitaip. Bet dėja, teko netgi tėvą palaidoti, kad grįžti į Lietuvą iš Vokietijos, kad paleistų iš darbų, nes užgėriau. Ir prisidengiau tėvo mirtimi, kad važiuoju laidotis, o papaša dar kažkur Plungės rajone gyvena. Susitinkam dar kartais. Tai va, ir po 2 metų to klaidžiojimo, ieškojimo to 3 kelio buvo daugybė tų tokių užgėrimų ir taip gavosi, kad aš atsidūriau, tiesiog darbdavys privertė, tiesiog iškėlė vėlgi ultimatumą, kad arba tu gydaisi, arba mes tave atleisim. Tai aš atsidūriau Švėkšnos psichiatrinėje ligoninėje, bet vėlgi aš šeimos gydytoją aš gi ne alkoholikas. Aš nuvažiavau pas šeimos gydytoją, sakau, man reikia siuntimo iš Švėkšnos, jau viską buvau sudėliojęs iš Švėkšnos, psichiatrinę ligonę, depresijos skyrių, psichiatrijos skyrių. Nes aš ne alkoholikas. O sako, kas to yra? Sakau, aš noriu nusižudyti. Sako, kaip tu pasireiškia? Sakau, aš galvoju, čia... Aš nebepamenu, ką aš ten jai pasakiau, bet aš grinai žinojau, kad man reikia į tą skyrių, nes aš nenorėjau gulėti 8 skyrių, ten 8 skyriui guli žmonės su priklausomybė. Tai gavau šitą siuntimą, nuvažiavau, atsiguliau į tą ligoninę ir po 2 dienų gal susitikau su skyriaus vedėjo ir jis man sako, papasakok, kas tau yra. Aš pradėjau pasakoti, bet aš jam viską atvirai pradėjau pasakoti, tai prasme, kas liečia gerimą. Ir jisai man sako, žinai, sako, aš nematau, sako, pas tai jokios depresijos, sako, tu esi alkoholikas. Ir man ašaros bėga. Ir tada pirmą kartą išgirdau iš žmogaus, kuris turi atestaciją, kuris yra kompetentingas, kad aš esu alkoholikas. Ir tada aš pradėjau vaikščioti kartu su 8-tokais
į tas visas tos užsiėmimus su psichoterapeutais kalbėtis. Ir grįžęs iš ligoninės po 5 savaičių gydymo kurso, aš vėlgi sėdžiu namuose ir man užėjo vėl ta pirmos taurės beprotybė, kad didžiulis noras išgerti. Nežinau, aš manau, kad tai Dievas atsiuntė tą mintį, kad reikia sugrįžti į anonimus pabandyti. Tai va, ir aš atvažiavau į šitą grupę, dabar tai yra mano namų grupė. Aišku, aš atėjau iškėlęs galvą, nes pasipūtęs, nes jau buvau apsilankęs keletą kartų, jau žinojau, kaip čia plius minus viskas vyksta. Bet aš tada klausiausi iš tikrųjų, ką žmonės pasakoja ir taip gavosi, kad kaip aš dabar sėdžiu, dalinusi savo istoriją mano globėjas ir aš su juo labai susitapatinau. Tai prasme, ir man tai buvo, jis ten pasakojo, kaip geria, kaip slidinėjo, kaip išbandė visus metodus. Ir aš labai susitapatinau ir pagalvojau, kad viską esu išbandęs. Prasme, ir savo jėgom, ir psichiatrų jėgom, ir raganos jėgom, ir viskuom. Galvoju, reikia pabandyti pasiprašyti tos globos vadinamos jo. Ir aš pasiprašiau globos visai greitai po keletų, tiesiog marods tą patį, gal net susirinkimą ar kitą susirinkimą. Mes pradėjom dirbti su šita knyga, anoniminiai alkoholikai. Ir taip gavosi, kad po 2 mėnesių darbo aš skaitydamas šitą knygą užgėriau. Buvo atostogos, atsimenu, pasiėmiau atostogas prieš gimtadienį ir kai šnekėjau su savo psichologija, sako, jau planavai šitą užgėrimą, pasąmonė, jau buvo jisai planuojamas. Aš prieš savo gimtadienį pasiėmiau atostogas ir pirmąją atostogų dieną skaičiau tą knygą ir vėl man užėjo ta tokia mintis, kad keletas alaus tikrai nepamaišys ir tikrai aš sustosiu. Ir keisčiausia tai, kad Plikiuose gyvenau pas mamą. Keisčiausia tai, kad aš nėjau į kaimo parduotuvę, nes visi jau mane pažinojo ir žinojo, jeigu aš perku alkoholį, tai jau viskas prasidės. Tai aš nuvažiavau į Klaipėdą, į didžiausią prekybcentrį. Ir taip gavosi, kad prisipirkau ne 2 alaus, o visą bagažinę praktiškai. Ir visą savaitę pragėriau. Ir pamenu, tada rašiau globėjui žinutę, kad užgėriau, atkritau, ten atsiprašau, ten norėjau tiesiog paguodos. O globėjas man tiesiog atrašė, nieko nuostabaus, tu alkoholikas. Tai mes vėl susitikom su juo ir pradėjom dirbti. Tai ir tik rašant jo, ten atsakinėjant į klausimus, aš grynai rašant supratau iš tam tikrų įvykių nuo pat vaikystės, kad aš, ta prasme, pripažinau, kad aš esu alkoholikas ir kad savo gyvenimo nebevaldau. Ir patikėti jo gyvenimą Dievui man vėlgi įvyko tokia, aš tai vadinu stebuklu, kad 7 mėnesį blaivybės aš grįžau iš komandiruotės, iš užsienio, turėjau laisvą savaitę, vėl atostogos, grįžau į tėviškę, užlipau į tą kambarį 2 aukšte, kur gerdavau, kur ten daugybę dienų, naktų praleista tame kambaryje ir pragerta ir ten visko buvo, daug išgyventa, daug kančių. Ir man pažiūrėjus į tą kambarį, man toks filmas prasisuko. Pageriu kokias 4 dienas, 2 dienas paguliu blaivykloje, atsipumpuoju ir išmaunu vėl dirbti. Ir aš visas drebu, nežinau, ką daryti, vaikštu iš kampo į kampą. Jau planas sumastytas, bet atėjo ta tokia
sveikoji mintis, vėlgi galbūt aukštesnės jėgos siųsta, paskambink globėjui. Tada aš paskambinau globėjui ir sakau, viskas, sakau, noriu gerti, ką man daryti. Globėjas sako, melskis. Aš galvoju, jisai tikrai nušokęs nuo proto, man krenovai, man blogai, jisai man sako, melskis. Bet aš pabandžiau ir man suveikė. Kaip rašo tam, toj paskutiniai pastraipai, kad pagalba turi ateiti iš aukštesnės jėgos. Tai va, aš jau 5 metus, gal 5,5 metų nebejaučiu to troškulio, nebėra tos beprotybės, kurių užeidavo seniau. Ir šiai dienai Dievo ir programos pagalba aš, prasme, ir užuodžiu alkoholį, ir perku, esu ir pirkęs, ir esu pilstęs, ir visiškai, ta prasme, dingo potraukis alkoholiui. Ir štai, iš tikrųjų, esu labai dėkingas globėjui, jo, Dievui, jums visiems. Ir tada prasidėjo tas toks mano tas kaip čia, persikeitimas, pokytis, pavadinkim taip. Aš pradėjau pastebėti, kad aš paimu šiukšlę nuo gatvės, išmetu į šiukšlinę. Nebemėtau biko, kur nepapuola, metu visą laiką į šiukšlinę, stengiuosi mesti. Ir atsirado toks keistas jausmas, jo kaip ramybė, ta prasme, kad seniau būdavo chaosas galvoj. Ir dabar, ta prasme, po to stebuklo jo atsirado ramybė viduje ir man nebereikia bijoti, kas bus ir kaip bus. Man tiesiog užtenka šiai dienai gyventi šiandien. Ir per tos 5 metus iš tikrųjų buvo daugybė situacijų, įvairių situacijų, ir buvo ir gerų, ir blogų, ir tokių situacijų, kur tikrai būčiau bėgęs iš karto tais laikais, būčiau bėgęs iš karto į parduotuvę ir pirkęs alkoholio, bet šiai dienai dėka anoniminių alkoholikų, dėka aukštesnės jėgos, kaip aš ją suprantu. Aš turiu įrankius jo, kad iškilus bet kokiai situacijai, aš galiu rasti sprendimą. Su jūsų pagalba, su knygos pagalba galų gale. Nes šitoj knygoje yra visi atsakymai iš tikrųjų. Ir nežinau, iš tikrųjų, labai sunku buvo galbūt atsisakyti to, kad, ta prasme, buvo sunku susitaikyti su tuo, kad aš negaliu valdyti, ta prasme, tam tikrų situacijų. Aš negaliu, kad, ta prasme, kad nebus taip, kaip aš noriu, nors labai norisi, kad būtų taip, kaip aš noriu. Bet su malda ir, ta prasme, pavadinkim, meditacija, išeina. Pačioj pradžioj aš pastebėjau, kad aš nebesikeikiu ant vairuotojų, kurie kamštyje sėdėjo. Kad, ta prasme, ko tu nejudi, ten bla 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 bla. Būna kartais jo, kad momentaliai tave suerzina, jo, ten kažką pasakai negražaus. Bet nebe taip kaip anksčiau, ta prasme, jeigu yra kamštis, tai ką, aš negaliu nieko pakeisti, aš turiu susitaikyti su tom. Tiesiog daugybę kartų, ta prasme, esu girdėjęs iš tokio žmogaus, kad tai yra paprasta programa sudėtingiems žmonėms. Tai tokiam sudėtingu kaip aš, jinai atrodė kaip raketų mokslas, pavyzdžiui. Bet kai dirbau su globėju, kai mes skaitėm kartu,
Iš tikrųjų paprasta yra. Bet reikia įdėti pastangų. Reikia veikti. Tai yra, kaip mano globėjas visada sakydavo, tai yra veiksmų programa. Tai dėka šios paprastos veiksmų programos esu blaivas jau 6 metai. Ir manęs prašė dar pasidalinti ten apie kaip sprendžiu problemas dvasinėmis priemonėmis. Pavyzdžiui, seniau aš kai važinėdavau po Norvegiją ir ateidavo žiema, aš labai bijodavau. Tu prasme, aš tiesiog virpėdavau nuo sniego. Tu prasme, važiuoju su kroviniu nuo kalno ir paniškai bijodavau, tarkim, važiuoti ar į kalną, ar nuo kalno. Ir šiai dienai, aš neseniai grįžau iš Islandijos, ten dirbau autobuso vairuotoju ir aš neseniai pastebėjau, kad aš nebejaučiu jokios baimės. Ten labai didžiuliai vėjai, ten ledas, sniegas ir aš važiuoju savo atsileidęs ir aš žinau, kad, tu prasme, jeigu ir nupūs mane nuo kelio, tai jeigu neapsiversiu, bus labai gerai. Bet ta tokia vidinė baimė, ta prasme, aš visada kiekvieną rytą, pradedant kelionę, visada pasimelsdavau, ta prasme, Dieve saugok mane ir mano keleivius, kad pasiektume galutinį tikslą. Ir 4 mėnesius aš ten išbuvau, tą visą žiemos sezoną. Ir nei karto neturėjau jokių problemų, nors buvo ir pūgos, ir vėjai, ir labai baisu buvo kartais. Atrodo, kad neįmanoma pravažiuoti, bet kažkaip Dievas vis tiek saugo ir be problemų viskas. Ta prasme, yra labai daug. Man padeda viena paprasta malda, mūsų ramybės malda. Aš ją kiekvieną rytą meldžiuosi. Kas liečia tą 11 žingsnį, aš kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą meldžiuosi ir eigoje dienoje taip pat aš bendrauju su savo aukštesnė jėga, kaip aš ją suprantu. Ir nežinau, dauguma sako, kad šiai dienai iš tikrųjų, ką aš gaudavau seniau iš butelio, aš šiandien gaunu iš anoniminių alkoholikų ir aukštesnės jėgos. Tai va, gal tiek. Ačiū, kad paklausėt. Lauksim klausimų. Žinoma, prieš pasidalinimą, kol sugalvos auditoriją klausimų, iš karto turim čia Skype. Labas Eimantai, ačiū už pasidalinimą. Kaip tau su 9 žingsniu? Ar tenka sugrįžti atitaisyti? Tiesiog, kaip sekasi atitaisyti skriaudas, šūdą, kurį pridirbai. Mano tas 9-ukas, jo tas sąrašas, jisai gyvas. Būtų keista, jeigu jis būtų negyvas. Tai atsiranda, tai dingsta žmonės. Yra žmonių, kurie tiesiog arba jie tenais pasiliks visam laikui, arba, tiesiog yra tam tikrų situacijų, pavyzdžiui, yra tokia viena mergaitė iš mokyklos, aš ją turiu sąraše, bet aš negaliu pas ją eiti, nes aš galiu padaryti dar daugiau žalos, nes mes su draugais labai tyčiojamės iš jos. Ir gal kada gyvenime, buvo toks vienas tarpas, aš važiavau į oro uostą, išsikviečiau Boltą, atvažiavo Boltas ir tos mergaitės brolis buvo vairuotojas. Aš pasiteiravau, kaip jinai gyvena ir sakau, gal galėčiau gauti jos numerį. Ir jisai man atsakė, nemanau. Tai reiškia, jisai brolis jaunesnis, jisai vis tiek žino, kad mes klasiokai iš jos tyčiojamės. Aš žinau, kad jinai dabar laimingai gyvena, sukūrusi šeimą. Tai tas, tarkim, aš atsidurčiau dabar pas ją, sakyčiau, labas Kristina, norėčiau pašnekėti. Jo.
Tai aš manau, jei sugrįžtų kažkokie atsiminimai iš nuo tos 6 klasės iki 10 klasės tokie nelabai malonus. Tai galiu daugiau žalos padaryti iš tikrųjų negu naudos. Tai tiesiog aš tai esu palikęs Dievo laikui. Gal kažkada mus suves akis į akį ir galėsime pakalbėti apie tai. O šią dieną aš nesiveržiu ten pas ją, nes netgi man pačiam skaudu kalbėti apie tai, ką aš pridariau jo, nes tai iš tikrųjų yra baisu. Žodžiu, 9 žingsnio. O taip, jo, ta prasme, stengiuosi, jeigu atsiranda tas 9-ukas, jo, aš stengiuosi iš karto padaryti, bet, kartais aplinkybės neleidžia. Tai, kaip supratom, 9 žingsnio sąrašas gyvas, 8 žingsnio sąrašas gyvas, ne, ir... Jo, ta prasme, tai mes žmonės esame, mes ne kokie robotai, mes klystame. Ir tiesiog reikia pripažinti tas klaidas. Aišku, per ego labai sunku pripažinti tai, kad aš neteisus, kad aš turiu atsiprašyti. Kas liečia antrą pusę, tai jo, mes, prasme, pasibaram. Kartais sėdi ir galvoji, blet, aš nenusileisiu, bet paskiau, o ką tu pasieksi tom? Tai eini, nuleidai galvą, atsiprašau, aš klydau. Tai va. Ačiū tau, Eimantai, aš tada užduosiu dar vieną klausimėlį apie... Irgi pas mus literatūrai, žinai, rašoma, kad sveiksta neprotingi disciplinuoti, žinai. Kad protingas esi, tai mes neabejojam, žinai, kaip su tavo disciplina, reikaliukai. Ne, aš nedisciplinuotas, aš alkoholikas, aš tinginys. Gal tiesiog... Ne, tai prasme... Dienos eigoje, ne, tokia viena paprasta diena, ne, kaip tavo... Ne, tas disciplina man, tai prasme, aš kiekvieną rytą stengiuosi pasimelsti, tik atsibudęs ir vakare prieš miegą padėkoti Dievui už nugyventą dar vieną blaivę dieną. Jeigu čia disciplina, tai aš jos laikausi. Bet ten, kas liečia kitus reikalus, man sunkiai su ją. Ta prasme, jeigu ten reikėtų, nežinau, kiekvieną dieną 5 vakaro eiti į sporto salę ir minutę į minutę daryti tos man sunkokai su tais reikalais. Aš, tikrai, aš esu tas patologinis tinginys, kuris geriau pagulėsiu lovai, negu eisiu kartais ten hantelį patampyti. Aš gal patikslinsiu klausimą truputėlį, tiesiog, gyvenimas, tavo alkoholinis gyvenimas apskritai buvo chaotiškas, žinai, tai... Jeigu... Galbūt pažiūrėti iš tos pozicijos, ne, vėl ne tai, ką tu darai minutę į minutę, ar ne, bet... Jo, tai prasme, aš, kai dabar pamenu, aš gyvenau chaose ir man... Tai prasme, aš buvau pripratęs tame chaose gyventi, mano smegenys viskas vyrė, ten užgeri, ten mėnesį laiko geri, ten bardakas, prisidaręs nesąmonių, ten pusę metų, ne pusę, 2 mėnesius negeri, viską apsišlifuoji ir kažkaip tau nuobodu pasidaro, tai vėl užgeri ir vėl tam chaose gyveni ir tas... O kai išblaivėjau, aš supratau, prasme, nebėra to chaoso, tai prasme, ir atrodo ir tą gali daryti ir paskui žiūri, kad tau laiko nebėra, paroje galėtų biškiai būti ilgesnė ta para, nes nebespėjai. Ir tos racionalios mintis, tai prasme, nežinau, ar aš atsakiau, bet jo, atsirado tas tokie sprendimai, pamastymai, pagalvojimai, kaip geriau, kaip... prasme, aš nežinau, ar gerai atsakiau. Tai atsakei, aš tau. Prašom, bičiuliai, klausimai. Mindaugas alkoholikas. Sveiks, Mindaugas. Sveikas, Mindaugas. Klausimą, 2 ir 3 žingsnio. Kada pajutai, kad tavo gyvenimas
atiduodamas Dievo valią, ne, Tai aukštesnė valią. aš manau, kad tas, vat būtent tuo momentu, kai pasakojau, kai man užėjo ta pirmos taurės beprotybė ir aš kai paskambinau globėjui ir jis man tiesiog pasiūlė melstis, jo. Aš tada pasimeldžiau ir man praėjo tas noras, jo, gerti, ta prasme, mintis kažkur nukreipiau kitur. Ir aš po kurio laiko tik tais pastebėjau, kad aš susirinkimuose nebestebiu kitų, jo, ką jie daro, ką tas ten daro, kaip tas ranką paėmęs. Aš pats užsimerkdavau ir pajutau tokį, nemoku aš pasakyti, šrupuliai, nešrupuliai, tokie, tas toks dvasinis potyris, kad, tas Dievas, jo, aukštesnė jėga yra manyje, jo. Ir vat nuo to laiko aš, ta prasme, aš taip manau, kad tada atidaviau tą savo gyvenimą Dievui, kaip aš jį suprantu. Vat kai tą akimirką meldžiausi, kad pašalintų man tą beprotybę. Bet, ta prasme, tas Dievas, jo, čia aš jį taip suprantu, kaip aš jį suprantu. Ta prasme, jis man yra daugybė stebuklų, ta prasme, pridaręs ir ko prašai, tą jis duoda. Ir su tais norais jo reikia atsargiai iš tikrųjų, nes kartais jie išsipildo jo. Tai tą esu savo kailiu patyręs. Ačiū, Imantai, dar vienas klausimėlis iš Skype'o. Ar buvai sveikime atitrūkęs nuo anonimų ir kaip tai palėtė tavo psichologinę būseną, jei tai buvo? Šis klausimas iš tikrųjų ir man norėtų užduoti. Jo, buvau atitrūkęs, ta prasme atitrūkęs, nebuvau atitrūkęs gal nuo tos, pavadinkim, disciplinos, kas liečia tą, kaip čia, buvo užstrigo tas žodis. Vienu žodžiu, aš buvau išvykęs ten į Vilnių gyventi, paskiau į Kretingoje gyvenau, tai buvo toks laikotarpis apie metai laiko, kad man buvo surėtėjęs susirinkimų skaičius, ta prasme, buvo netgi keletą mėnesių, kad nebuvau susirinkime. Tai aš pajutau, kad galbūt artėja jo kažkas negero ir kai tik tai, kai jau atrodydavo viskas, viso ragas, tada iš karto į grupę čiunkšt. Bet tas dvasinis, tas pavadinkim, tas pasaulis, kad aš turėjau tą bendravimą su savo aukštesnė jėga, aš vis tiek kiekvieną rytą melsdavausi, kiekvieną vakarą dėkodavau. Bet taip, man kaip alkoholikui susirinkimai yra kaip oras, jo. Man jie būtini, nes jeigu aš nebelankau, aš tai pastebiu, po kažkurio laiko pastebiu, kad aš piktesnis, aš nebenuolankus, aš savanaudiškas ir, man tai yra nuodai. Tai norint palaikyti tą savo dvasinę būseną, man būtini yra susirinkimai. Aišku, gyvenimas tęsiasi, tai buvo tų įvairiausių situacijų. Aš ir ten buvau, ir ten, kur tik nebuvau. Bet visada stengdavausi ir online prisijungti. Bet man asmeniškai, yra būtini susirinkimai. Gerai, dabar tada, sakai, online prisijungi, kuom skiriasi tavo požiūriu online susirinkimai nuo gyvųjų, jeigu skiriasi kuom nors? Man asmeniškai gyvam susirinkime labiau patinka, nes vis tiek jauti žmonės, matai, kad yra, ta prasme, kai žmogus pasakoja kažkokią galbūt ten problemą ar dar kažką,
mimikos, susiriškimai, judesiai. Man asmeniškai gyvam susirinkime daug maloniau sėdėti negu online. Jūs nematai žmogaus, bet tai nėra blogai, tu prasme, jeigu nėra galimybės ateiti į gyvą susirinkimą, tai buvogi karantino laikai, tai labai puikus laikai, vedėm. Aš geriu. Ai, tu dar geriai. Tai turėjau ir tarnystę priimginėti, va, kaip Paulius dabar Skype ir viskas buvo puiku, iš tikrųjų. Tu prasme, nieko prieš neturi prieš jos, bet... Gal tiesiog, žinai, tas ir klausimas, ne už ar prieš, bet skirtumas koks. Knygoje yra atsakymas, kad gyvas susirinkimas nuo onlininio skiriasi tik tai savo formų. Nu, taip. Vyksta tie patys dalykai. Gal, bičiuliai, dar vieną greitą klausimėlį, kas nors. Arba tada imsiu skelbti pertrauką. Gerai, taip to, tai padėkokime Imantui už atsakymus. Ir tada pabaigai, ką turiu aš čia pasakyti dar. Ačiū, kad atvykot visi. Siūlau ateiti į uždarą susirinkimą tiems, kas turi bėdų su alkoholiu. Ką domina, galima įsigyti literatūros. Tie, kas savo laiko anoniminiais alkoholikais, priimami 7 tradiciją, kiekviena grupė turėtų išlaikyti patys, sakydama pašalinių įnašų ir tuomet pertrauką iki 15 valandos. Ne. Nu, jo.